Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi, su jumis ir vėl coachingo podcastas ir sveikinuosi aš Brigita, o su manim yra mieli kolegos Miroslavas ir Antanas. Labas. 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 Ir labas mūsų klausytojam. Ir šiandien taip pat dar prieš pat podcastą šnektelėjom čia apie tą mūsų temą ir man taip norisi sakyti, kad tai yra tarsi pratęsimas iš vieno buvusių podcastų, kada mes kalbėjomės apie coachingą ir organizacijas. Ir After parties. After parties. Geras. Ir šiandien ir pratęsiam, bet tuo pačiu ir gal atidarom naują temą ir galbūt norėsim labiau pagilinti arba specifikuoti šitą pasikalbėjimą apie organizacijų augimą, būtent coachingo specialisto pagalba. Su mintimi, kad bent jau šiai dienai mums žinomos yra dvi opcijos – vidinis coachingo specialistas ir išorinis. Mira linkčia galva, Antanas kažką rašasi. Užsirašiau klausimą. Super. Tai nuo ko pradedam? Nuo to auginimo? Pasodinom sėklas ir laukiam, kol išaugs. Kas yra organizacijos augimas? Geras. Aš taikau analogiją kalbant apie organizacijų auginimą per coachingo prizmę, lygiai taip pat kaip ir kalbant apie asmenį. Pagalba realizuoti savo potencialą. Tai yra organizacijos auginimas. Nespecifikuojant. Ne, nes tai specifikuoja viziją, misiją, vertybės ir taip toliau. Tai organizacija paaugo, jeigu jinai išnaudoja daugiau savo potencialą. Jo, realizuoti savo viziją, vykdydama savo misiją. Taip. Super. Tai jeigu žmogaus lygmenį kaip ir savaime aišku, ar ne, kad žmogus eina, domisi, auga, kaip tada su organizacija? Nes organizacija nėra vienas žmogus. Organizacija aišku, kad nėra vienas žmogus, tačiau iš principo aš manau, kad yra labai daug paralelių, kad ta prasme labai daug panašių dalykų. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbame apie asmenį ir jau pradėtume gilintis, galėtume kalbėti, kad asmens identitetas irgi gali būti ne vienalytis. Ar ne? Tai ir vienas iš dalykų, kai mes kalbėdavom apie vientisumą, tai yra tai, kad tas identitetas tampa labiau vienalytis ir mes matome to apraiškas, tai yra elgsena, besivadovaujant tais pačiais principais arba vertybėmis skirtingose situacijose arba skirtingose vaidmenyse. Ar tai būtų darbe, ar tai būtų būnant vyrų, žmona, ar tai būnant draugų, ar tai dar kažkur. Tai kalbant apie organizacijų auginimą coachingo specialistų pagalba, tai vėlgi galime kalbėti apie dvejopą santykį. Tai yra sesijos one-on-one, kitaip tariant, kaip mes naudojam tokį, bet aišku, čia anglicizmas, tai yra kada individualios sesijos ir mes galim kalbėti apie komandinį coachingą. Iš tikrųjų, netgi galima galvoti ir apie grupinį coachingą taip pat, bet matyt, dažniausiai naudojami įrankiai yra individualios sesijos ir komandinis coachingas. Bet kai tu sakai individualios sesijos, tai tu vėlgi turi minty labiau vadovus. Jeigu mes kalbam apie vidinį arba išorinį coachingo specialistą, to yra daugiausia, bet nebūtinai. Jeigu mes kalbėsime apie imtį, apie patirtį, taip. Ir vėlgi čia matyti ir tas skirtis tarp vidinio ir išorinio, tai yra visa kaštų struktūra, laiko struktūra ir taip toliau ir panašiai, apie ką organizacijos galvoja, ar ne, pasirinkdami efektyviausia, jeigu tokį žodį galima būtų naudoti, arba prasmingiausia pokyčių tašką, ta prasme, kur tai atneš daugiausiai vertės asmeniui, komandai ir organizacijai. Jo, va čia tie 3 lygmenys asmuo. Kalbant apie vadovus, tai tas lygmuo
tas lygmuo yra potencialiai turintis didesnį poveikį arba didesnę vertę, kadangi jeigu tai yra vadovas, tai natūralu yra komanda. Jeigu vadovo elgesys, elgsena, tam tikri modeliai, ar ne, netgi ne tik tai elgesio, bet ir jį sąlygoja mąstymo modeliai. Jeigu jie kinta, pasikeičia, tai natūraliai vadovas dirbdamas su komanda automatiškai auga su komanda kartu. Kitaip tariant, komanda auga kartu su vadovu. Tiesiog nesurenku savo minčių, žinok, nes dabar labai daug ir iš karto ir apie matavimą ir tada aš jau nuėjau į sprendimus, žinai, kad, žinai, vidinis išorinis coachingo specialistas, bet tuo pačiu galvoju, tai vidinis coachingo specialistas gali būti bet kuris vadovas, jeigu jis yra... Bet kuris ne tavo. Bet kuris ne tavo. Ne tavo vadovas. Tau ne tavo vadovas. Taip. Okay. Žinai, ir na gerai, mes tada vis tiek dar norisi man tada pasigryninti savokas, nes šita mintis man čia, žinok, ir kaip čia, slystelėjau ant šitos minties, galvoju, jeigu visi vadovai yra tapę coachingo specialistais arba, žinai, praėję specialų paruošimą dirbti coachingo stiliumi, tai čia skaitosi, kad visi darbuotojai gauna one-on-one coachingą. Palauk, aš jau sustočiau tarp to, kad prie to, kad tapė coachingo specialistais arba išmokė dirbti coachingo stiliumi, nes tai yra kiti dalykai. Kitos rolės. Tai visiškai kitos rolės. Kitos rolės, bet, gerai. Negilinkim tada šitos, grįžkim prie tavo minties apie, žinai, asmens, komandos ir organizacijos lygmenį. Ir coachingo specialisto poveikį per šituos lygmenis. Mhm. Prie kurios konkrečiai vietos tu nori grįžti, jeigu galėčiau paklausti? Čia, žinai, yra tokia gera tema, tiek daug minčių ir tu negalės sudėti į sakinį. Ir turbūt aš galvoju, žinai, kad aš čia dabar pati save dabar analizuoju, kas man trukdo, ar tai, kad aš esu pradėjus to vidinio coachingo specialisto kelionę ir nebegaliu objektyviai, žinai, vertinti, nes vertinu labai per tą prizmę, kaip yra dabar toje organizacijoje, su kuria darbuojasi. O, žinok, man atrodo, kad čia tikrai yra klodai, nes prieš mane blogai pasakiau, ne? Kartu su manim. Sėdi du, corporate pasaulio vilkai. Okay. Tikrai. Ir skirtingose vaidmenyse, vienas kitą papildončiose, skirtingose etapuose, skirtingose stadijose, tikrai, iš kasdienios praktikos ir kasdienio darbo žinantis apie vadovų corporate, tai yra didelių organizacijų vadovų gyvenimą, ne iš vadovėlio, bet iš savo asmeninės patirties. Tai žinai, tai čia prieš prašydamas netgi Antano pasidalinti, aš noriu tiesiog pasakyti, kad tu pradėjai, bet nepabaigai. Tu pasakei, aš pradėjau to vidinio coachingo specialisto kelią ir tai jau sąlygoja tavo kažkokį matymo kampą, bet tas kelias pats vertingas, gal pasidalink jo. Tai be jokios abejonės vertingas. Ir čia yra labai daug niuansų. Ir sakau, užtat tie niuansai trukdo turbūt labai objektyviai arba taip iš šalies vertinti, nes jau yra tam tikra susiformavusi praktika. Ir žinai, ką aš turiu omeny, kai čia per tuos privalumus ir minusus to vidinio coachingo specialisto, ką esu jau galbūt pati pastebėjusi, tai žinai, kas veikia, kas neveikia. Arba žinai, kada esi coachingo specialistas viduje, ir aš iš esmės pradėjau nuo praktikos, tada, kada mokiausi coachingo mokykloje ir mes buvom sutarę su vadovu, kad aš galėsiu praktiką daryti organizacijoje. Ir tai buvo, galima sakyti, toks pasitestavimas. Tik tais tam pradinėme etape aš kviečiau visus darbuotojus, neišskiriant ar specialistas ar vadovas į coachingo sesijas. Ir, žinai, man tas, kaip čia, tas testavimos laikotarpis turbūt parodė, kad aš vis tik labiau esu linkusi dirbti su vadovais,
Ir, žinai, mes kaip ir sakom, kad coachingo specialistui nereikia specializacijos, bet tuo pačiu, žinai, tos savo nišos turėjimas ir aiškumas duoda benefitų. Tai va per šitą ir tas tęsiasi ir mes esam susitarę tam tikrą valandų skaičių per savaitę. Turim formalizavę procesą, vadovai registruojasi, ateina, kalbamės, dirbam kartu. Geras. Tai va. Va, veikia. Veikia, bet aš ir jau dabar tuoj privesiu, kas čia mane taip pradžioj išmušė iš vėžių. Bet žinai, kai mes kalbam apie organizacijos auginimą, man iš karto, tai kiek reikia pastangų. Vat, aš labai iš karto susijau su rezultatu, kurį aš dabar turiu, lyginant su įdėtų valandų skaičiumi. Galbūt taip pasakysiu. Ir kiek reikia pastangų? Tai vat neturiu dar atsakymą. Žinai, bet ką aš išgirdau ir nuo ko tu nuėjai, norėčiau tave pragrąžinti, tu turi patirties vidinio coachingo specialistų organizacijų. Taip. Turi aibę patirties išorinio coachingo specialisto dirbančio su lyderiais ir vadovais. Ir sakei, kad žinai tos pliusus ir minusus, bet kažkaip nuo mūsų va čia šitam pokalbį bandai juos kažkaip paslėpti. Wow. Ačiū, bet neišklausam Antano. Nes tu sakai, kad yra gerai. Čia, žinai, aktyvus klausimas. Patikrinom, ką tik vienas kito gebėjimą. Tai Antanai pasidalink savo. Kaip sakei, corporate vilkas, ne? Taip. Gerai, ačiū. Pasidalinti apie ką? Apie coachingą organizacijai. Aš galiu sakyti, kad tikrai naudojau tik, tarsi nedariau coachingo savo organizacijai. Taip. Ta prasme, tai buvo daugiau smalsumas, komandos, kadangi ir aš startavau tą kelią, kaip pradedantis coachingo specialistas. Tai jeigu taip kalbėti, tai pas mane daugiau buvo sesijos smalsumo. Tai ką tu ten domiesi? Noriu pabandyti, noriu pažiūrėti. Tai va, ir aš kažkaip gavęs vieną kitą, ne taip, kad pasipriešinimą, bet vieną kitą reakciją, aš nutariau, kad aš to nedarysiu. Organizacijai, nebent pas mane ateis kažkas ir paprašys. Tai va, tai ir aš kažkada net pasakau tą istoriją, kad aš kaip ir nuėjau į coachingą ten prieš 3 metus, tai kaip tik, wow, čia gelbėsiu Hebrą. Ir kažkaip, iš esmės, aš kažkodėl save užblokavau tame, kad gerai, aš pagerinau kompetencijas, aš geriau klausau. Aš geriau, nevertinu. Užduodu klausimus. Ar aš vedu sesijas? Ne. Nes mes sutarėm ir aš tą išmokau irgi mokykloje arba toliau per kompetencijas, kad turi būti susitarimas. Ne? Tai toliau aš ir nedariau to susitarimo su organizacija, kad aš dirbčiau, nes pas mane yra kitos rolės. Ir tos praktikos turėjau kitur. Va. Ir kad dar gal, kai kalbėjot, vieną momentą norėčiau paliesti, kur kalbėjot, kur organizacijoje daromas, ar vadovam, ar darbuotojam, tai gal tiesiog iš mano patirties, kas man irgi paliko įspūdį tokį. Aš esu kalbėjęs su vienu vadovu, didelės IT kompanijos, pasaulinės, jisai ten įmėja vadas yra, visą kitą, ir jisai pasakojo, kaip pas jos. Pas mus sako, coachingo specialistus. Vienas dalykas, mes turim vidinį, tą leadership teamą, kuris užsiima organizacijos tobulinimu. Ir sako, pas mus coachingo specialistus turi tik level 1 ir level 2 vadovai. Ir tai yra priimta didelės pasaulinės IT organizacijos. Tai kartais man net ir per tą prizmę noriu parodyti žmonėm, kad, tie dalykai, tikrai kartais nepasiekiami net darbuotojams, kurie čia, galimi, paimant, pavyzdžiui, išorinį coachingo specialistą.
Nu, nežinau, tokia refleksija mano. Ir man buvo labai įdomu tą išgirsti, kad tai yra Amerikos kompanija, kad tai yra, kaip ir strategiškai, reiškia, organizacijoje pasakyta, kad visi level 1, level 2 vadovai, nežinau, net ar visi, bet, jie turi tą paketą Gali turėti. specialisto, gali turėti. Ir ypač, jeigu žmogus kyla karjeros laiptais, tai reiškia nuo level 3, level 2 ar dar kažkas, jis iš karto eina į tą leadership komandą, gauna savo coachingo specialistą, praeina vidinį kursą ir tai yra ne tik coachingas. Tai yra ir mokymai, ir grupinis coachingas, ir komandinis. Ir jie paruošia savo vadovus, gyventi tam organizacijai, kaip vilku, nežinau, vilkus dabar, tas vilkas dabar. Kliūna tau tas vilkas. Ne. Žinai, pats to neįvardinai, bet čia matyti reikėtų dar pasakyti, kai tu dalinai savo patirtim, ar tu darai ar nedarai, kad tu esi vienas iš aukščiausių lygmens vadovų organizacijų, ar ne? Tai čia su tuo yra susijęs ir klausimas. Kalbant apie vidinį coachingo specialistą, kas tai? Kalbant apie pareigybę. Ar tai yra aukščiausio lygmens vadovas, kuris yra pabaigęs coachingo mokyklą, pavyzdžiui, coachingo mokyklą, ar tai yra tiesiog žmogiškų išteklių padalinyje esantis žmogus, specialistas, kaip tai yra ir tuomet kokie su tuo yra susiję hierarchiniai iššūkiai. Žinai, man tokia analogija ateina į galvą. Prisimenat šitos 4 kvadratus, tu prasme, nekompetitingas, nežinantis, kompetitingas. Prasme, per tas 4 kompetencijas. Tai jeigu, aukštos grandies vadovas, pasiekęs vadovą, turi savo vadovavimo kompetenciją aukštam lygiai, tai iš esmės coachingo specialistai pradeda visiškai, tam pirmam kvadrate, kaip žmogus. Ar aš pažįstu daug žmonių, aukščiausio lygio vadovų, kurie 4 kvadrate yra ir kaip vadovas, ir kaip coachingo specialistas? Nepažįstu. Nežinau, kas iš to seka. Gal iš tikrųjų kiekvienam daryti tai, kur esi geras. Ir tik turėti technikas, kažkokias kompetencijas. Čia dabar taip. Kelių klausimą daugiau diskusijai. Kaip jūs manote? Iš praktikos aš pažįstu didelių organizacijų, kur aukščiausio lygmens vadovams, coachingo specialistams yra valdybos nariai. Tiksliau valdybos narys. Coachina paties aukščiausio lygmens C lygio vadovas. C-level vadinama C lygio. Bet klausimas, ar jisai veda coachingo sesijas organizacijoje? Čia yra geras klausimas. Aš matyt turėčiau tada tikslintis, ar tai tikrai, aš supratau tai kaip coachingo sesijas, būtent C lygiai. Aukščiausio lygmens vadovams. Didelės organizacijos valdyba. Tiksliau valdybos narys, kuris ir buvo atrinktas, jeigu pagal mūsų su jumis čia visas gradacijas MCC lygio coachingo specialistas, turėjęs prieš tai labai ilgą corporate gyvenimo treką, ta prasme patirtį. Super. Ok, geras. Valdybos narys. Tada ten 2 rolės valdybos narys. Valdybos narys atsakingas už žmogiškų išteklių augimą ir praktinis, kaip sakant, rankų įleidimas į žemę, tai yra darbas su C lygio vadovai. Ir turbūt, žinai, gal čia tada ir yra ta takoskyra, kad, žinai, aukščiausio lygio vadovas, galbūt yra C-levelio vadovas, jis dirba su C-levelio žmonėmis, su C-levelio vadovais ir, žinai, jeigu toje rolėje, nes man, žinai, kas labai, takoskyra, ar mes galime, būdami tam tikroje savo rolėje, ateiti į coachingo sesiją tuo baltų lapu. Ar aš galiu, ir aš pasakysiu, kad man dirbant su vadovais,
kartais yra sudėtinga, nes aš žinau background, aš žinau, kas vyksta organizacijoje, aš žinau, kas vyksta jo komandai, aš žinau, kas pas jį vyksta. Dirbant vidinių coachingo specialistų. Taip, vidinio coachingo specialistų. Ir kartais tikrai yra, kaip aš sakau, pasilieku, žinodama, kad į coachingo sesiją ateis vienas ar kitas vadovas, aš pasilieku daugiau savo laiko prieš tą sesiją pasiruošti. Nes tikrai esu pagavus save ir pajutusi, kad aš žinau toj, ko jis man nepasako. Ir tada jau girdėti klientą, būti aktyvių klausytojų, klientą, tą vadovą, būti aktyvių klausytojų tampa sudėtinga. Tai va čia yra toks niuansas. Iš kitos pusės tas niuansas atsiranda, kada, matai, aš nesu tik coachingo specialistė toje organizacijoje. Turbūt dar kitas paveikslas dėliotųsi, jeigu neturėčiau kitų rolių, neturėčiau kitų atsakomybių, jeigu būčiau atėjusi į organizaciją kaip coachingo specialistas, neturėdamas bendrų tarpusavio sąsajų su vadovais, dar kitaip dėliotųsi paveikslą, bet kai yra, tai ir vadovam kartais, ir aš esu girdėjus ir yra, sakykime, buvę vienas atvejis, kada pasikalbėjom, kad sako, man turbūt sunku iki galo būti atviram, nes vis galvoju, kaip tai paveiks kitas rytis. Ir aš buvau labai dėkinga už tą atvirą pasidalinimą, nes ir aš taip jutau, kad tikrai gali būti mums čia iššūkių dirbant. Bet kas toks nukrypimas, gal kas tikrai man pačiai davė tokio kaip vidinio coacho tokį pastiprinimą, kad aš labai aiškiai atskiriu procesus. Nes aš prieš tai dirbau kaip mentorius. Žmogus, kuris dirba žmogiškųjų išteklių komandoje, kuris turi daug patirties, kuris padeda spręsti komandinius, sakykime, konfliktus, padeda spręsti sudėtingas situacijas su darbuotojais, veda mokymus vadovom. Ir aš, kaip čia pasakyti, buvo laikas, kada dariau tą edukacinį darbą, tai kas yra coachingas. Ir buvo vadovai, kurie, tai aš ateisiu, fainai, aš netgi, sukūriau visą registracijos formą, aš ateisiu, užsiregistruoju, pradedam kalbėti. Ok, dabar sako, aš suprantu, kas yra coachingas. Ne, gal aš tada nenoriu, bet man pačiai, kaip coachingo specialistai, norint išlaikyti savo tas kompetencijas ir kompetencinis stuburą, tas buvo labai svarbu padaryti tą atskirimą ir daryti edukaciją. Padaryti atskirimą turėjo omeny skirtingai, ką turėjo omeny? Padaryti atskirimą tarp atsakomybių, kurias turėjau kaip mentorius, kaip žmogiškųjų išteklių žmogus. Tai iš to, ką mes dabar pakalbėjom, tai kaip ir peršasi tokie pasvarstymai, bent jau iš tos patirties, kurią mes esame sukaupę, arba sukaupę yra mums žinomi pažįstami žmonės. Tai yra tai, kad vadovai būti ir coachingo specialistų, vidinio to coachingo specialistų organizacijų yra tam tikrų iššūkių, apie kuriuos reikia mąstyti ir reikia juos turėti galvoje. Tie iššūkiai susiję ir su skirtingomis pareigomis, kurias reikia suderinti, tai yra su tiesioginėmis funkcijomis, kad reikia ne tik tai būti coachingo specialistų, bet ir vadovauti ir tam rasti laiko. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas tai yra susiję tiesiogiai reikalai su interesų konfliktu, ar ne, tai yra kiek atviras gali būti tas asmuo, su kuriuo tu nori kurti coachingo santykį, tavo vidinis vadinamas klientas, komandos narys matyti, tai atvirumą būtų sudėtinga išgauti iš abiejų pusių, nes ir iš vienos pusės matyti yra klausimas dėl skirtingų rolių su vadybinimo ir taip toliau. Tai šitie yra du dalykai. Trečias dalykas yra susijęs su hierarchiniais visokiausiais ryšiais, ar ne? Jeigu tu esi keliose vaidmenyse ir esi vadovas ir coachingo specialistas, ar tu gali būti coachingo specialistų aukščiau tavęs esančiai vadovybei, ar ne? Ir kaip jie tave priims, vėlgi čia yra irgi dar vienas santykis, kuris perša kaip ir tokios galimas įtampas, apie kurias reikia apmastyti, apgalvoti, ar ne? Ir, iš vienos pusės norėtųsi sakyti, kad gerai susidėliojus kontraktą ir visą tai išsišnekėjus galima daryti, iš kitos pusės tikrai reikia priimti, kad tų iššūkių būtų ir jų būtų nemažai.
Ir tarsi tada dažnai peršasi mintis, kad gal išorinis coachingo specialistas šitoje vietoje būtų, ten greičiau, patogiau, efektyviau. Bet... Žingsniuokim. Žingsniuokim. Kas stebėt? Aš jaučiu labai ryškų skirtumą apie... Bet iš kitos pusės, sakom, kad gali būti sudėtinga ryšį ir atvirumą palaikyti, bet iš kitos pusės, kada tu, to žmonės, jie žino tave, tas ryšys gerokai greičiau sesijai užsimesga. Tai čia toks, kaip ir apie tą patį, bet iš skirtingų pusių. Galima ir man iš skirtingos pusės. Prašau. Galima? Galima. Kalbam apie skirtingas rolės ir kad bus iššūkiai. Tai. Ką manot, kad bet kurioj pozicijai, kur yra 2 skirtingos rolės, aš esu šiandien pardavėjas, o rytoj aš klientų aptarnavimo vadybininkas. Tai. Aš esu šiandien produktistas, o rytoj aš pardavėjas. Visada yra iššūkiai. Pratęsiu. Man kažkaip atrodo, kad mes kažkiek suaštrinam, aš tikrai nenorėčiau pasakyti, kad mes čia, kad tai yra nedaroma arba tai nėra gerai. 2 specialistai, 2 rolių specialistas tu gali būti. Gal čia dabar kalbu kitaip negu kalbėjau prieš tai, bet mintis tokia, man visgi norisi ginti tą poziciją, kad ir tas yra įmanoma. Kad vadovas gali būti vidinių coachingo specialistų įmonėje. Okay. Ir aš vis labiau gyvenu su mintim, specialiai skiriau laiko, klausiau tokius įdomius mokymus apie pardavimų ateitį, kas bus pardavimai. Tai man buvo įdomu išgirsti, kad pavyzdžiui, jau pardavėjas bus ne pardavėjas, o kažkoks ten revenue officer. Kad tai reiškia, kad jisai bus ir pardavėjas, ir klientų aptarnavimas, ir žino specifiškai IT. Ir kad yra jau rolės gal su mūsų automatizavimu, su mūsų jos tokios darosi ir universalios, ir kiekvienas žmogus turi turėti daugiau kompetencijų. Jeigu per kokią prizmę noriu pasakyti, kad gal čia per mūsų patirtį pas mus nebuvo, bet man taip norisi sakyti, kad tai yra ateitis, kad kiekvienas vadovas turi turėti tas coachingo kompetenciją. Bet gal nebe ateitis. Tai dabartis. Gerai. Dabartis. Kompetencijos. Gerai, kitaip pasakysiu. O gal kiekvienas vadovas turi jau pajausti, kas tai yra coachingo specialybė ir pravesti sesijas. Tai matai, apie kompetencijas mes jau ir kaip ir kalbam labai daug, kad kompetencijos čia ne nice to have, čia must have, ar ne? Tai prasme, čia ne kažkokia papildoma savybė, bet tai yra jau kaip ir vos nebūtinoji savybė, kuri turi būti. Tačiau mes kalbam būtent apie vidinį arba išorinį coachingo specialistą. Tai reiškia apie santykį ne vadovavimo coachingo stiliumi, bet labiau apie coachingo sesijų santykį. Ir apie tai, ar gali būti vadovas būtent tokio coachingo specialisto vaidmenyje, kur ne coachingo stiliumi vadovauja, organizuoja darbą, dalinasi, bet būtent veda coachingo sesijas. Taip. Ir mano mintis yra, kad ateity tikrai gali būti. Taip. Nežinau. Kad tai gali būti privaloma net ir turėti patirties vedant sesijas. Pamąstykim, kodėl ne? Tai bus standartas. Tai faina, pasvajoti faina ir aš tikrai neatmetu, bet vėlgi grįžtu turbūt prie Miroslavo, minties, kad tas santykis nesikeičia, nes aš būdamas vadovas ir būdamas coachingo specialistas, aš galiu vesti coachingo sesijas, tik kaip ir mes sakom, ar tikrai tiesioginiam pavaldume esančiam darbuotojui. Šitas tai taip. Čia yra konfliktas. Tai mes turbūt sumiro apie šitą konfliktą. Taip. Nes matot, nes mes žinom puikiai apie patirtis ir mūsų kolegos iš mūsų rato, iš mūsų bendruomenės ir yra dirbę vidiniais coachingo specialistais didelėse organizacijose, tame tarpe, kurios turi savo padalinius ir Lietuvoje. Tačiau ten buvo visiškai kitoks vaidmuo ir ten nebuvo tų kepurių klausimas, nes tie asmenys nėra buvę toje organizacijoje vadovų lygmenį. Tai buvo žmogiškųjų išteklių padalinio tiesiogiai pasamdyti profesionalai, kurie tiesiog
tuo metu dirbo tik organizacijos vidui. Jo. Ir tada to kepurių sumaišymo ir taip toliau, ten nieko to nėra. Žmogus yra vidinis coachingo specialistas, tačiau tai yra rinkoje gerai kotiruojamas profesionalas, kuris teikia paslaugas išorėje, o dabar tiesiog jisai yra pasamdytas tam, kad dirbtų tik su šitos įmonės žmonėmis. Ir ten aš nematau jokio iššūkio. Jo, ir man ten, žinai, kai tu taip susakei, tada, tai po kokio kiekio valandų išdirbtų organizacijų šitas išorėje pasamdytas coachingo specialistas tampa vidiniu? Aha, geras klausimas. Žinai, čia galbūt ir klausimas susijęs su tuo, kad mes apie savoką nepakalbėjom. Ką reiškia vidinis coachingo specialistas? Taip. Ar vidinis čia reiškia savas, visus pažįsta su visais, atidalyvavęs 20 vasaros švenčių, traukęs virvę ir valgė šašlyką? Taip, būtent šitą reikia. Valgė šašlyką, ar čia yra, tai yra vidinis, kad tai yra coachingo specialistas, kuris išmano organizacijos specifiką, žino pagrindinius iššūkius, žino kelrodės žvaigždę, kur reikia nueiti, turi prieimą prie visų korporate esančių duomenų ir įrankių, kur gali ten visus žiūrėti darbuotojų kaitą, visus parametrus ir iš jų pasidaryti tam tikras analitinės įžvalgas, galbūt parenkat bendrą filosofiją, bendrą metodą, bendrą būdą, bendrą lygį, kuriame daugiausiai jo reikia, galbūt apie tai. Tai aš taip apie tą antrą labiau galvoju. Okay. Skamba kaip labiau antras, kad bet iš kitos pusės vėlgi, jeigu coachingo specialistas, išorinis specialistas yra pasamdytas dirbti viduje organizacijoje ir tai yra, tampa praktiškai pagrindiniu jo užsiėmimo darbu ir jis, ne 1 valandą ar ne 2 valandas per savaitę turi, Taip. O nuolatos dirba ir galbūt dirba ne tik su vadovais ten skirtingų lygmenų, bet, pasvajokim, kad visos organizacijos turi po vieną arba netgi keletą žmonių, jeigu organizacija didelė, kuri nuolatos pat investuoja. Tai toks, sakykime, mano įsivaizdavimu, toks specialistas, nežinau, pusmetį, metus laiko dirbęs, jis labai daug sužino apie organizaciją, žinai, tai jau čia bus jisai vidinis, nebus turbūt. Kodėl? Tai aš tai ir noriu pasakyti, kad mano galvoje vidinis jisai jau yra tada nuo pirmos kontraktų dienos. Jeigu šitas žmogus yra... Savokos. Tai yra savoka, kad šitas žmogus, profesionalas, kaip pardavimo profesionalai pasamdom gerą pardaviką, čia būtent augimui panaudojant coachingo metodą pasamdom gerai išmanantį, kompetencijas atitinkantį, sertifikuotą, galima daug dėliot, pasamdom coachingo specialistą ir sakom, ir kontraktas yra toks, kad kolega, tu dirbi mūsų organizacijos viduje. Kartais saulėlį, tik, o kartais pagrinde, ar ne? Gali būti labai skirtingai. Ir man ir tuomet gauna prieigą, pasirašo atitinkamas konfidencialumas ir viską, ko reikia, ir gauna prieigą prie visų organizacijos sukauptų įrankių, patirties, žinių ir duomenų ir tai naudoja irgi kaip tam tikrą pamatą, planuojant tikslingas coachingo santykius, lygmenius, kur ką paskatinti, kam ką, apie ką šnekėt. Man atrodo, kad nuo tos dienos jau iškart jau jis yra vidinis, arba jinai. Nežinau, dar žinok, neturiu savo tokio atsakymo, nes toks pirminis įtarsi norėtųsi sakyti, kad ne. Nes man turbūt vidinis labiau asocijuojasi su tuo žmogumi, kuris yra organizacija, kuris turi, žinai, iki to galbūt netgi kol pradėjo coachingo santykį, kad jis turėjo santykių. Ir išsiugdė, ar ne, ir būtent pabaigė tą mokyklą, sertifikavosi ir tapo. Tai sutarkim tada jo dėl savokų. Taip. Kaip mes vadinam tą vidinį. Iš kitos pusės, vėlgi, žinai, vidinis coachingo specialistas, bet čia turbūt labiau apie, aš dabar nukrypsiu į organizacijos augimo pamatavimą. Nes, žinai, jeigu organizacija yra didelė, coachingo specialistas vienas, arba jeigu yra sutartas valandų skaičius per savaitę, kad ir labai nedidelis. Žinai, visos organizacijos rezultato matavimas, jisai toks ganėtinai abstraktus gaunasi, nes tai gaunasi labiau individualus darbas, sakykime, su galbūt tam tikrais vadovais. Kada, žinai, čia dar toks atskirtis yra, ar tai yra
pasirinkimo priemonė, kad aš kaip vadovas noriu augti ir aš renkuosi augimo priemonę coachingo specialistą. Ar tai yra, žinai, vat, jau organizacijos, sakykime, strateginis ėjimas, kad visi vadovai, labai nesinori sakyti žodžio, privalomai dirba su coachingo specialistu. Nes čia vat irgi, žinai, nes mano atveju yra tiems, kas nori. Mhm. Na, žinai, čia yra organizacinės kultūros dalis. Kaip mes juokaujam? Mhm. Kaip čia buvo Lietuvoje prieš 14 metų. Ateik, aš tave pakaučinsiu. Tas ir šiuo metu yra nemažai, tačiau kitą aspektą turėjau omeny, Sorry. kad, žinai, jeigu tu turi coachingo specialistą, tu esi kažko keistas. Jeigu mes nueisim į kitą kontinentą, jeigu tu esi, čia apie vadovas kalbant, jeigu tu esi vadovas ir tu neturi coachingo specialisto, tu esi kažko keistas. Gerai. Kalbant apie Jungtinių Amerikos valstijų ir būtent šitą kultūrą. Ir tuomet, žinot, privalomai, neprivalomai organizacinė kultūra yra tokia. Suformuoja. Taip, ir organizacinė kultūra tam tikra, kaip ir vertybės, jos įrėmina tam tikras elgsenos normas, elgsenos ribas, kuriuose ir tu jau juose laviruoji ir atitinkamai tai sąlygo tavo sprendimus. Žinai, coachingas tampa tarsi tokia higiena vadovų. Reikėtų pripažinti, jeigu mes eisim į Fortune Top 500 kompanijas arba Top 100, tai ir pasižiūrėsim į aukščiausio lygmens C-levelius, tai yra aukščiausio lygmens vadovus, tai matyt, kad galima būtų pasidaryti tokias išvadas, kad tai yra labiau higiena, nežiūri, kad visi tai naudoja, ar ne? Tai ar tai yra higiena, ar tai yra kultūros dalis. Higiena man tai yra pagal klausimų lygtais sumenkina sprendžiamų klausimų svarbą tų coachingo specialistų, bet tai yra labiau savaime suprantamas dalykas, kaip vienas iš įrankių mano kaip asmens augimui, per tai augimui mano komandų, per tai augimo mano visos organizacijos. Ir tai turi tiesioginę įtaką mano organizacijos sukūrimai vertei ir per tai pačios organizacijos vertei, nes dauguma Fortune Top 500 yra kotiruojamos kompanijos. Taip. Geras. Ir žinai, dabar galvojame, mes taip įlindom į tą one-on-one coachingą. Taip. Bet ir tada vėlgi, žinai, vidinis išorinis ir tada, jeigu mes kalbam apie išorą, galbūt tada norisi sakyti, kad darbas su coachingo organizacija, kuri teikia coachingo paslaugas, nes nebūtinai tas pats coachingo specialistas, žinai, gali vienu metu, žinai, ir kompetenciškai atliepti visus poreikius, ir individualų coachingą, ir team coachingą. Ir nebūtinai laiko prasme gali atliepti. To mano atveju, kurį lietuviškuoja, ar ne, kur aš sakiau, kad mūsų kolegė iš mūsų bendruomenės, tai aš žinau, kad organizacija gyvena tam tikram transformaciniam laikotarpiu, ar ne, buvo diegiamas iš toks pakankamai reikšmingas pokytis organizacijos viduje, tam pokyčiui buvo pasamdyta komanda coachingo specialistų, kurie padėjo organizacijai per darbą su vadovais tą pokytį įgyvendinti. Ir tai buvo terminuotas projektas. Kuris pagrindinės ten skaičius tų asmenų dirbo kažkurį laiką terminuotą, nenoriu dabar sakyti konkrečių laikų, ir pasibaigus tam, įsidiegus tam pokyčiui, tos komandos dydis vėl sumažėjo automatiškai, nes reikia mažiau paramos, ar ne, reikia mažiau pabuvimo ir dalis liko, bet mažiau. Tai va, tokios yra mano žinios apie tai, kad apie įrankių panaudojimą. Tada reikia atliepti ir tos dalykus, kad yra pasaulinės organizacijos, kurie jungia tie vadinami platformos, kurie jungia ten tūkstančius coachingo specialistų ir jų viena iš strategijų yra paimti tas didžiasias organizacijas, Taip. kurios negali lokaliai susitvarkyti, bet pasirašomi globalūs kontraktai.
Kas irgi, aš nežinau, ar čia jų strategija yra, bet taip atrodo, kad nes ten pakankamai daug specialistų vienoje vietoje. Ir tai yra turbūt irgi normalu. Ja. Jo, kažkaip, žinai, nuėjom tas globalias organizacijos, kurios nori, gali, supranta, žinai, ir aš taip grįžau į realybę. Grįžtame Lietuvą. Žinai, man norisi galbūt dar pasidalinti arba galim visi kartu pasidalinti apie tas naudas, nes pradėjom nuo to, organizacijos augimas. Tai ką organizacijos gauna iš to, kad jos pradeda kontraktą arba bendradarbiavimą ir visiškai nesvarbu vidinis ar išorinis coachingas. Žinai, esame apie tai jau diskutavę. Visų pirma, reikėtų pradėti matyti nuo to, kad šitos organizacijos jau yra sėkmingos. Tai nuo to reikėtų pradėti. Ir tai yra labai gerai. Ir jos yra sėkmingos, nepaisant tam tikrų dalykų. Ir coachingo specialistas, vidinis arba išorinis, galėtų padėti padirbėti su to nepaisant. Nepaisant didesnės darbuotojų kaitos. Nepaisant nepakankamo darbuotojų įsitraukimo. Ar ne? Efektyvumo, inovacijų dėgymo greičių, inovacijų kūrimo greičių, procesų, apie efektyvumą jau kalbėjom. Tai nepaisant visų tų dalykų, šitos organizacijos yra šaunios. Tai coachingo specialistas atėjęs, dirbdamas tiesiogiai su tą grandim, kurioje gali tas pokytis sukurti daugiausiai vertės ir padeda tą nepaisant sumažinti. Ir tos organizacijos tampa dar sėkmingesnės. Priminė man vieną istoriją. Mūsų vieno kolega pasakoja, kaip jisai buvo sutaręs su viena organizacija sėkmės mokestį už kaip tai dvigubai pagerinimą tą retention žmonių, tu prasme, darbuotojų kaitos. Darbuotojų kaitos, ja. Sumažinimą, tą pagerinimą. Čia iš kurios pusės žiūrėsi. Taip. Mintis tokia. Tai irgi kaip yra, ne? Tai koks dar poveikis? Tai tikriausiai galimas vienas iš, kur ateina coachingo specialistas, kad žmonės tiesiog neišeina, nepalieka organizaciją. Ne? Irgi kaip ir. Taip, vienas ir toks labai svarbus apie darbuotojų įsitraukimą, jų motivaciją ir kaitą. Man buvo įdomi istorija. Toks, vos ne kontraktas buvo sutartas ties tuo, kad aš dvigubai pagerinsiu. Jeigu pagerinsiu, tai bus vienas mokestis. Čia toks ratų istorija. Ir Miro turi istorijas apie lyderius, ne? Kur dirbi metus nemokamai, kol nėra rezultatų. Kol nėra rezultatų. Jeigu jo nėra, taip ir likit dirbęs nemokamai, bet dažniausiai, kadangi kontraktas yra abipusis ir ne tik tai tave renkasi, bet ir tu renkiesi, tai toks rezultatas yra labai mažai tikėtinas. Gerai. Super. Fainiai. Ar mes suradom savo tą pasidalinimą, tą atsakymą, tą papildymą vidinio coachingo specialisto ir išorinio coachingo specialisto, kaip jos galima įveiklinti, kokį modelį pasirinkti organizacijai? Aš sakyčiau, kad svarbu, kad klausytojai kažką savo pasiimtų iš tos mūsų diskusijos ir savo atsakytų. Ar tai bus coachingo specialistas, kuris masto, ar čia kaip man su karjera, ne, ar čia mokytis ir likti organizacijoje, ar tai bus pats, nežinau, akcininkai, valdyba, kuri pamastys. Tai toks, nežinau, ar tai čia mums svarbu suprasti, ne? Čia taip. Mums čia visiems tiem šimtam žmonių, kurie dabar su mumis yra kartu. Gerai, tada gerai. Tada, aš taip, gal ir, jeigu padarysit bent vieną sprendimą link to, tai mes būsim, darom kažką prasmingo, ne? Wow. Geras. Žinai, mano turbūt išsinešimas arba pasidalinimas, kad visiškai nesvarbu išorinis ar vidinis, kaip ir tu sakai, žinai, organizacija jau yra sėkminga, jeigu jį priėmė sprendimą judėti šitą kryptim. Ir, žinai, tas išorinis, vidinis, bent jau už tos diskusijos, kurią turėjom šiandien, labiau skamba, kad iššūkių daugiau yra coachingo specialisto pusėje negu organizacijos pusėje. Vadinasi, organizacijai, žinai, lengviau yra pasirinkti, labiau turbūt svarbu, kad pasirinkti negu nepasirinkti. Tai tiek. Geras. Aš neturiu, žinot,
neturiu pasakyti kažko tai naujo, man atrodo, kad sąskambis į mūsų laidos pabaigą yra apie tą patį. Sąskambis yra apie žingsnį link. Koks jisai bebūtų, jisai jau bus žingsnis. Ir tada jau galima daryti kažkokias tai išvadas apie labai konkrečią situaciją, labai konkrečią organizaciją ir labai konkrečius žmonės. Tai yra labai konkretų kontekstą, kitaip tariant. Bet žingsnis jau bus padarytas ir patirtis jau bus. Tai matyt, dar kartą po jūsų norėčiau paraginti tuos, kurie klausosi, dvejoja, priimti sprendimą ir žengti tą žingsnį. O jeigu reikia pagalbos prieš priimant sprendimą, mes visada esam čia, kad padėtumėm pasirinkti. Taip, iš tikrųjų mes tikrai esame visada čia, nes mes ir susibūrėme tam, kad kurtume sąmoningą ir vertę kūrenčią visuomenę. Ir mes žinome, kad coachingas yra vienas iš labai efektyvių, jeigu ne pasakyti efektyviausių būdų prie to prisidėti. Ir jeigu ieškosite mūsų, tai pirmiausiai pradėkite ieškoti nuo mūsų tinklalapio, tai yra coaching.lt, kuriame ir yra visa informacija apie tai, ką mes darome ir kas mes tokie esame. Jeigu prie coaching.lt pridėsite dar pasvirai brūkšnį ir įrašą podcasts, tikrai rasite ir šį coachingo podcastų įrašą ir taip pat visus buvusius ir ateityje visus būsimus mūsų podcast'o įrašus. O jeigu tinklalapyje pabūsite bent keliasdešimt sekundžių, tikrai jūs būsite pakviesti prenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Tikrai kviečiu tai padaryti, nes tame naujienlaiške kiekvieną savaitę mes dalinamės tuo, kuo coaching.lt gentis gyvena ir talpiname visas mūsų naujienas, informaciją, tą turinį, kurį mes sukūrėme arba norime dalintis juo. Jeigu to bus negana, o aš manau, kad tikrai ne ir norite dar operatyviau su mumis bendradarbiauti, tai tikrai kviečiame žvilgtelti į socialinius tinklus, pirmiausiai į mūsų LinkedIn profilį coaching.lt, o taip pat nepamiršti ir senuko Facebooko ir taip pat coaching.lt puslapio jame. Žmonės vis dar platina tuos gandus, kad mes turime savo kanalą YouTube platformoje ir tai tikrai yra tiesa. Ir tai yra tikrai tiesa. Jame mes jau pradėjome talpinti, tai buvo mūsų pažadas prieš kelias laidas, pradėjome talpinti ir mūsų coachingo podcast'o įrašus. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, jeigu jūs esate kelyje, jums nepatogu nueiti į mūsų svetainę ir taip toliau, to paties podcast'ų jūs galite klausytis Apple Podcast, Google Podcast ir Spotify platformose, užsukite ir ten, mes taipogi esame ir tenai. Bet kuriuo atveju jūs galite visuomet mums parašyti socialiniuose tinkluose arba tiesiog parašydami laiškelį podcasts@coaching.lt, pasiūlydami laidas, temas, pašnekovus, pasidalindami grįžtamų ryšių apie tai, kaip mums sekasi būti kartu su jumis ir kurti tą sąmoningą visuomenę. Dar kartą ačiū labai, kad prie to prisidedate, būdami su mumis kartu ir aš turiu iki kito karto. Ačiū ir iki. Ačiū, iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.